šitas Minecraft pasaulis atrodo paprastas, bet tik iki to momento, kai saulė pradeda didėti ir didėti, iki tol, kol pradeda deginti viską aplink. Tai yra Solar Apocalypse modas Minecraft'ui. Ir šiandien aš žaisiu šitame pasaulyje ir turėsiu tik 20 dienų tam, kad pasiruoščiau. O po to išgyvenimas taps tiesiog neįmanomas. Nu ką, aš atsiradau ir tikriausiai einam kas medžio. Ir pirmą dieną, kai aš atsiradau, aš ėjau kas medžio, padariau crafting table. Nu, žodžiu, dariau tai, ką daro visi pirmą dieną. O po to dar iškasęs medžio ir nužudęs kelis gyvūnus, aš jau tyrinėti pasaulį ir radau štai ką. O, aš matau village'ą, einam į village'ą. Ir po to, nuėjęs į village'ą, aš apiplėšiau kelis namus ir nusprendžiau čia pasilikti ir gyventi šiam name. Galim gyventi, važiuoju, šitame name, jis yra 2 aukštų didelis. Manau, mes čia tikrai galim apsigyventi, nes aš noriu gyventi mažam name. Ir tik užėjęs į namą, aš išsikasiu akmens, pasidariau krosnį ir padėjau crafting table su chestu. Mes turim staką su viršum duonos, mums tikrai to užteks. Manau, kad mes jau galim kasti cobblestone ir tai gali būti va čia, va, tiesiog gilin kasimas taip. Ir tada man reikėjo cobblestone, dėl to aš tiesiog truputį pasikasinėjau po žemę. Kodėl mano name miega villageriai, nu gerai, aš jau netrukdysiu, ir mūsų pirma naktis. Nu ką, jau prasidėjo antra diena, mes galime jau pasidaryti iron pickaxe, o ne medinį. Tai padarom iron pickaxe ir padarom iron axe. Man reikia torčių, dėl to aš apvoksiu visus namus ir paimsiu šių torčius. Tiksliai, kaip aš pamiršau, mes galim nužudyti jokį iron golemą. O jo, gerai, varam. Viskas, nužudėm ir gavom 3 irono. Pakankamai blogai. Ir po to aš grįžau namo ir iš karto jau labai ilgai kasinėtis. Tai tiesiog pažiūrėkite tai lapsą, kai aš kasinėjusi. Gerai, aš jau matau creeperį. Aš spėriau nuo creeperio. Gerai, kad čia ne Minecraft kortai, dabar greitai einam, paim daiktus su greitai. Mano daiktai visi. Sprogdink zombį. Bėgam. Opa. Ate, jis nepagaus. Gerai, mes gal kaip ir saugus esam, gal ir ne, nežinau. Kur mano visi torčiai? Ne, blogai, bet aš radau savo eksą. Tai yra labai gerai. Sprog creeperį. Sprogtų. Gerai, minus abu. Viskas. Mirėm, bet mano visi tik tai vietai. Tai yra labai gerai. Nu ką jau diena? Jau 3 diena. Žodžiu, aš turiu 24 geležies. Tai yra neblogai šiaip. Manau, mes jau galim padaryti iron pickaxe, nes dar nuo iron golemo liko, jeigu atsimenat. Ir jeigu rasim, pavyzdžiui, deimantų, tai kad aš galėčiau jas iškasti. Nu, žodžiu, einam į šachtą. Deimantai! Jei, deimantai! Pirmi deimantai. Čia ne vienas deimantas, 2 deimantai. Dabar naktis. Eik iš mano lovos, čia mano lova. Sveikinu, nemigoti. Tu pastovėk, pailsėk, o pabudėk, o aš nemigoti. Labas, jau 4 diena jau. Ir per tą laiką aš dar žiauriai daug radau geležies. Ir aš manau, man reikia padaryti žiauriai daug torčių, nes aš tiesiog man nebaigėsi labai daug. O tam reikia medžių, dėl to einam kasti medžių. Mums reikia visą medį paversti į lentas. Ir mums reikia dar čestų, tai pasidarom. Manau, kol kas galime eiti tiesiog patyrinėti pasaulį, nes mes tik radom village'ą ir viskas, tai einam, žodžiu, va ten va. Į tą pusę mano namo tik tiesiai. Taip. Ir taip, kaip jūs supratot, aš nusprendžiau patyrinėti pasaulį. Ir man labai pasisekė, nes aš radau
O, aš radau dar vieną village'ą. Rimtai taip šalia 2 village'ai tiesiog yra. Nuėjęs į tą village'ą, aš afagiau kaimiečių namus, nužudžiau golemą ir ėjau toliau. Jau pradeda tamsėt. Įdomu, mes galim pamiegot? O, galim, tai viskas. Einam miegot. Nu ką, prasidėjo mūsų 5 diena. Išsimegojęs, aš ėjau toliau tyrinėt pasaulį ir man vėl pasisekė. O, dar vienas village'as. Kas iš tos įdūnio taip? Aš nesuprantu, sako, village'ai. 3 village'ai per vieną šeimą, neblogai. Nuėjęs į tą village'ą, aš kaip ir prie tam village'e apiplėšiu villagerių namus, nužudžiau Iron Golemą ir dar man pavyko rasti kai ką gero. O, rūbai, galima užsidėti rūbus. Labai gerai. Užsidam ir aš dabar tikrai esu geras. Nu, žinokit, manau, jau galim grįžti namo. Jo, mes jau grįžom ir einam iki mano namo. Nu ką, mes jau grįžom ir jau villageriai ėjo eit miegoti, tai miegokit, aš atsaku savo lovus, tai miego vienoje lovus su villageriu. Nu ką, jau 6 diena, pasimsiu lovą. Ir mes gavom labai daug lovų. Čia tas lovoms tai bus. Ja, tiesa, reikia pastatyti šios 2 varpus, kad mes pabuvom tuose kaimeliuose. Antrodo, aš ir pavagiau už mūsų kaimelio varpą, tai čia bus 1, čia bus 2, tu atnešiu dar. Opa, golemas atsirado, neblogai. Toks sulūžęs zombius puolė ten, bet man nereikia geležies, aš turiu ten labai daug. Vadas Bell, kurį aš paėmiau už mūsų kaimelį. Grąžinau jį į vietą. Reikia, žinot, padėti taip, tipo, bloką per centrą. Čia, pavyzdžiui. Ir čia bus varpas, viskas. Čia mūsų varpas, o čia bus kitų kaimelių varpai. Jeigu aš darasiu kaimelių. Nu ir pažiūrim, va, iš Heibal padarom milijardą stakų vyt. Ir dabar įvedam duoną. Mes galim padaryti 4 stakus duonos. Labai daug. Ir aš noriu dar kartą nueiti į šachtą, tam man reikia anglies ir pagaliukų. Opa. Turim dabar 1,5 stako pagaliukų. Padėm viską atgal ir einame į šachtą. Ne. Bėgam. Ne. Aš nežinau, jis man pusė širdelė tiesiog yra. Tiesiog žinokit. Ir čia prašau. Nereikia. Sapau sekundį tiesiog speedrunneriu. Aš matau čestą. Jei. Ir aš visą laiką buvau tik dėl 2 auksų ir 3 lazulio ir daug torštės. Rimtai, aš tik nusprendžiau patyrinėti, truputį patyrinėti teritoriją ir čia aš radau deimantą. Čia tik vienas, rimtai, čia dar tik vienas deimantas. Koks jis sutapimas, tiesiog. Tai ką žmonės, mes jau grįžim namo. Pagaliau ir iš karto einu dėtis. Kiek aš turiu geležies savo vieną deimantą. Šitą imtegą. Ir jo tiek daug resursų. Ir kol dabar jau 7 diena, kol mes buvom šachtai, tai yra jau 2 dienos. Dabar aš manau, reikia padaryti dar vieną furnas, nes jis nespėja geležies vytis. Va, padariau furnas dar vieną. Ir kaip jūs atsimenat, aš turiu cartography table ir brewing stand, tai galima duoti darbą keliam villageriam. Tai manau, galim tai dabar padaryti ir dar man reikėtų dar lovų, paimsiu 4 dėl viso ko. Žinokit, aš siūlyčiau šitą dalį praleisti, nes paskui aš sugalvojau dar geresnį būdą, kaip galima įkalinti villagerius. Ir villageriai eina namo, kaip gaila, miegotų, tai yra ne namo. Einu miegotų toliau su villageriu. Nu ką, 8 diena. Aš turiu 2 stakus geležies, aš galiu pasidaryti savo iron setą tiesiog.
Nusiemam visus odinius armorus ir užsidedam geležinius. Jau pradeda tempti, tai einam pamiegoti. Mėgam. Nu ką, jau 9 diena, beveik pusė nuo to, ką mes turėjom. Ir aš planuoju pagerinti savo namą, nes kaip jūs matėt, tai antram aukšte pas mane yra labai mažai vietos. Tipo, viskas, aš neturiu vietos, ką čia dėti. Tai aš noriu įgilinti, pagerinti. O tam man reikia medžio. Tai einam dabar iškasim labai daug medžio. Nu ką, manau, užteks 61 medžio, tai dabar einu namo, o kaip tik pradėjo lyti. Nu ką, mes jau grįžom namo ir dabar ką man reikės daryti, tai aš planuoju sugriauti visą šitą sieną. Tai susitiksim tada, kai jau sugriausiu. Nu va, sugriovėm ir dabar pradedam statyti. Nu va, maždaug taip turi atrodyti, čia langai turėtų būti. Ir dar nežinau, ką čia dėsiu, einam pažiūrėti, kaip atrodo iš lauko. Nu, iš lauko atrodo va taip. Tai jo, manau, galim, žinot, ką padaryti, tai parodysiu. Nu, va taip ir aš to įdėsiu dar sugalvojau, kaip galim padaryti. Nu, reikia suvienodinti šitos, nes nelabai gražiai atrodo. Va, kažkaip taip. Ir jau tiesa naktis, einam dar kartą pamiegoti. Nu ką, 10 diena prasidėjo jau. Jau baigė lyt. Va, žiūrėkit, galim padaryti tipo tokius. Va, mūsų namas. Nu jo, reikia dar kai ką padaryti. Tai žiūrėkit, kai mes padarom. Ir dabar mums reikia užlipti ant stogo. Galim padaryti kažkur praeimą ant stogo. Pavyzdžiui, bet čia va. Kodėlgi ne. Ir kaip dabar, jau tikrai geriau. Nu, va, tai maždaug taip mūsų namas turėtų atrodyti. Nelabai, jo. Nu, ką padarysi, aš nesu super statvininkas, ypač survival mode. Gal galim padaryti, pavyzdžiui, dar čestų. Pavyzdžiui, 2 taip čestus. O mūsų galas, va taip. Nu, nežinau. Galim, pavyzdžiui, padaryti, kad šitam česte būtų šiukštės visus. O, pavyzdžiui, šitam česte būtų blokai. O, aš turiu dar 2 čestus. O, tai galim padaryti, kad šitam būtų blokai, o šitam būtų, pavyzdžiui, ten, nežinau, maistas. O čia visi blokai. Manau, reikia dar kažkas medžio, nes man jau baigėsi medis, man medžių neturi medžio, bet to žinau, kad nebus šito miško. Žinau, kad jau tamsu, aš gal einu pamiegosiu. Labanakt. Labas rytas. Jūs tikriausiai paklausit, ką man tiek daug medžių, tai beveik tiek. Nes, kaip žinot, per 20 dieną bus apokalipsė saulės, tai jinai labai didės. Ir mes negalėsim iškas medžius, tai naktį, o saulė išdegins visą medį. Dėl to aš pasirašiau iš anksto. Ir kaip jūs supratot, aš truputį kvailai pasielgiau, kad medį viską dariau iš medžio, nes medis labai stipriai degs, tai mums teks tikriausiai gyventi po žeme. Ir aš turiu dar tokią idėją, tai pirmą aš noriu sudėti čia visus medžius. Ir aš turiu tokią idėją, kad visus villagerius iš kaimo pernešti kažkur pas save po žeme, pavyzdžiui, va čia va. Iškasi didelį kambarį, tai dabar eisim tai daryti. Nu va, žodžiu, kažkaip maždaug toks kambariukas. Ir aš planuoju su bėgiais nuvežti juos čia. Tai man reikia dabar grįžti į šachtą ir iškasti tuos bėgius. Atsimenu, tai einam dabar ten. Va, mums reikia tik bėgių. Kuo daugiau bėgių, to geriau.
Žodžiu, kem 9 man tikrai užteks. Bet nežinau, ar... Žodžiu, nesu. Einu čia kad gal. Nu ką, įdomu dabar naktis ar diena. Jo, naktis. Kodėl čia atidarytos durys? Daug monstrų negaliu miegot, o dabar, galiu, nes antram aukšte. Yra jau 12 diena, liko 8 tam, kad pasiruoštų. Gal aš galiu sukraftinti Minecraftą? Jo, galiu. Kraftinti. Viskas, turim. Ir pirmą reikia padaryti kažkokį tunelį iki, subėgis iki šito kambario, kur bus visi villageriai. Čia kasimės į viršų ir gal surasti. Opa, viskas. Bet čia va bus surinkimo taškas. Reikia kažkaip taip pravesti bėgius. Va, čia bus mūsų bėgiai. Gerai, va šitą fermerį reikia tikrai paimti. Žodžiu, aš nusprendžiau, kad jums parodysiu tik tuos momentus, kai aš jau nuvežu tos villagerius žemyn į savo kambarį. Tai žiūrėkit. Lemba, aš ten neuždengiau nieko. Jis ten važiuoja? Jis važiuoja, jei! Gerai, vienas yra. Tau reikės padaryti atskirą. Dabar reikia kitus villagerius. Ir tam, kad jis nepradingtų, reikia su juo patreidint. Tai duosime vieną emeraldą. Vieną. Opa. Gavau ir achievementą. Pirma, aš noriu pamiegot. Aš kiekvieną kartą bijau, kad jie mirs. Nu ką, vienas fermeris jau yra pas mus dar. Gerai, antras villageris jau yra. Nu va, dar vienas važiuoja pas mus. Tu būsi kartografas. Atsiprašau. Tikrai nenorėjau. Kaip gerai mes jos vežam pas save į požemius. Ne. O ko tu grįžti į tą vietą? Aš tu kaip nori aš jų numiegoti, tikiuosi tas nesuvalgys zombis. Vėliausiai aš grįžau pas tave. Eik. Nu va, miršta žmogus. Jūs vis dar mirštat. Kodėl durys atidarytos? Tie villageriai palieka atidarytos duris. Villageriai, aš dėl jūsų noriu tiesiog jūs nuvežti į saugią vietą, kad jūs gerai gyventumėt. Aš noriu visus villagerius išgelbėti. Aš pamiršau, reikia tiem villageriam dar lovas duoti. Prašom, tavo lova parašta, tu gali miegot. Dabar jie visi gali miegot. Tai aš dar noriu visus villagerius nunešti iki mano namų. Villageris aš jį radau. Mason? Kokia tu profesija? Šita, gerai. Ką, 16 dienų, man reikia per 4 dienas suvežti visus villagerius. Aš pasiimt daiktus, man reikia viską tik padaryti. Pavyko, vis vienas villageris. Gerai. Dabar važiuok. Jei, bus vienas villageris. Pas mane rasi. Pagaliau. Užrakinam dar vieną. Einam miegoti. Gerai, jau 17 diena, liko 3 dienos iki apokalipsės. Nu, žodžiu, dabar reikia per šią dieną visus villagerius sukelt. Absoliučiai. Tiesiog sukelt jos į sienas. Žodžiu, jeigu pamatysi villagerį, tai sakyk, o aš dabar tiesiog sugriausiu šios akmeninius, nes dabar negražiai atrodo. Aš žinokit nematau jokių villagerių, čia man atrodo nėra jų. Aš aišku nieko nesakau, bet man atrodo, kad tikrai visi villageriai jau yra mano Rusijai. Tiek mažai villagerių.
Nu gerai, tai dabar žodžiu kitas planas. Kaip matot, mano namas yra pilnai medinis, tai yra labai blogai. Akmeniu užstatyti visą šitą namą, nu jau reikia pradėti. Einam pirmą pamiegoti. Nu, akmogi neturėtų degti, neturėtų. O, papa! Nieko tokio. Aš tikiuosi, kad mano namas nedegs ir mano planas suveiks. Kaip gerai buvo matyti šitą namą, bet dabar jau jį tenka uždengti visą, absoliučiai beveik. Aš atsimenu, kad man reikia dabar... O, papa, kodėl ten kryperis? Ne. Tai kodėl kryperis mano name? Nu va, sprogo. Jeigu trumpai, tai mes kaip ir pasiruošę, bet aš atsimenat, ten buvau radęs ten va toj pusėj, kai ėjau, va ten va labai toli, už ne tas kaimelis ten, bet dar tolesnis kaimelis, ten video, tai ten buvo Lavos ežeras ir mums reikia ne dėl portalo, aš Lavos tikrai nemačiau. Tai mes turim dar 2 dienas tam, kad spėti nueiti ir grįžti. Tai maždaug tiek ir užtruks. Kaip sunku, rizikinga, saulė jau beveik per pusę. Dar kelios dienos ir viskas. Ir reikia pasidaryti diamantinį pikeksą. Tiesa jo, aš turiu 3 deimantus ir nedarau pikeksų. Bet tą reikia tikrai padaryti. Pasidarom diamantinį pikeksą. Nu ir ką? Teks eiti. Ir mums reikia dabar tiesiog eiti. Labai daug eiti. Varom. Ten net ir portalas, aš tikrai kažkur per toli esu. Bet ten irgi bus lava. Jo, labai gerai. Čestas. Kaip visko reikalingo man. Ko man nereikia? Šito man viso nereikia. Viskas varom. Kast. Šiaip jau naktis, galim dar vieną iškast ir einam miegoti. Va, turim 8, dabar einam pamiegosim. Greičiau. Nu ką, jau diena. Ir reikia mums dar 2, šitų va 2, pavyzdžiui. Gerai, 10 užtenka. Tai dabar dar viskas gerai. Nu ką, mes atplaukėm. Einam dabar namo. Mūsų labai gražus namas akmeninis. Ir einam dabar daryti flint and steel. Va, mes turim dabar flint and steel. Padedam jį va čia. Mes visus naudingus daiktus turim čia. Ir dabar jau lyja. Čia tamsė ir lyja. Jau diena kryperis. Toks sprogsta žmogus. Aš galiu pamiegoti? O, galiu. Ir ką? Ir dabar čia tikriausiai. Nu ką? Viskas. Viskas pradėjo degti ir mes užsistatom. Tiesiog pažiūrėkit. Visi dega, viskas vyksta. Jūs pažiūrėkit, kas vyksta tiesiog. Mūsų namasgi nedega. Žiūrėkit, tiesiog griūna namai. Tiesiog griūna. Tiesiog pažiūrėkit, kas čia saulės apokalipsija tiesiog. Ne zombių apokalipsija, bet saulės apokalipsija. Mes per 20 dienų, manau, tikrai pasirašym. Galėžiai, jie saugia, kaip nežinau kas. Manau, reikia uždengti bėgius. Tikriausiai, tie, kas pažiūrėjo šitą video iki galo, yra tokie geri. Man liūšta namas jau, tiesiog, suprantat, ate, va dabar jau ate, tikrai, va dabar jau ate. Tiesiog liūšta mano namas, suprantat? Žiūrėkit, ką mes darom. Jam čestas su visom barangenybėm ir vežam tiesiog po žemę. Mums reikėjo vis dėlto gyventi po žemę, pasirodo. Tiesiog čia dedu čestą, viskas. Čia dedu viską, ką turiu, tiesiog viskas. Eina iš to čestą. Gerai, dabar toliau einam kitą čestą paimti. Paimam pusę šito često. Ir gal pusę šito gal telps. Netelpa, durnelis aš. Gerai, dabar čia antras čestas. Irgi viską dedam, tiesiog absoliučiai viską. Ir manau, tiek užteks, dabar einam kitą čestą dalbim. Ten viskas lūžta, aš nežinau, kas ten vyksta tiesiog. Greičiau, mano namas, ne.
daiktai, visi daiktai, tiesiog mano barikada nesuveikė, reikėjo viską apstatyti. Gerai, viską dedam iš čia, tiesiog viską absoliučiai. Blokai ir maistas, turėtų užtekti vietos, o tai net nebuvo nieko, bėgam. Tai bus česas su maistu. Tas maistas įdėtas dabar ir reikia paimti furnius mano. Su visais daiktais, paimti lovas. Lovas ir ar užteks vietos, tikrai užteks, laužom čestų. Viskas, bėgam, tiesiog bėgam. Čia dedam visus blokus, nežinau ką, furnisas, ne. Ir tiesiog padėk šitą ir dar kažkaip 2 furnis įkišk. Viskas, mūsų namas lūžta. O ne. Gerai, atėjom mūsų antram aukštui. Užstodam. Durų irgi nereikia, jokių būtų. Pažiūrėkit, kas įvyko. O ne. Mūsų pasaulis. Pažiūrėkit, kas įvyko su mūsų pasauliu. Kodėl saulė nepatinka taip mūsų pasaulis? Nu va.